Sveiki, šiandien pas mus svečiuose yra Ignas, Vilniaus universiteto studentas ir Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininkas. Sveiki, Ignai. Labas Greta, labas Laurinai. Labas. Kaip tu šiandien jautiesi? Kaip aš šiandien jaučiuosi gerai, savaitę į pabaigą, visi darbai padaryti, galima atsipalaiduoti, galima, nežinau, grįžti pas namiškius, skirti laiką bičiuliam, tai atsipalaidavęs jau tai pakankamai. O kaip kelionė namo? Kaip kelionė namo, lietinga, niūrus oras, cepelinis dangus, kaip būdinga rudenį, tai, nežinau, gal greičiau šventės, tegul ateina kažkaip smagiau, bus daugiau šviesų, daugiau visko. Vienus ir lemputės apšviesta. Taip, nes dabar tai, nežinau, atsikeli tamsų, grįžti tamsų. Tai, liūdnoka, bet labai greit laiks praeina. Jo, jeigu yra ką veikti per dieną, jo. Patingai, kai viskas tamsoje vyksta. Ai. Tai kažką gal galėtum pristatyti save, koks tu kaip žmogus, kaip galėtum save apibūdinti kitiem? Kaip save galėčiau apibūdinti kitiem? Šiaip, nežinau, tikriausiai kiti mane galbūt kas iš šono, ar tie patys visi kiti suaugę, netgi gal tas pats jaunimėlis, matote, nežinau, mane kaip rimtą, tokį, nežinau, į politiką labiau linkusi, filosofuoti, dėlioti dalykus irgi mėgstanti žmogų. Nežinau, manau, kad turiu ir charizmos, bent jau bičiuliai, draugai, kaip mane mato, tai tikrai ir mėgstanti, žodžiu, įvairias nesąmonės, mėgstanti atsipalaiduoti, tai žodžiu, prie kiekvieno kontingento, kaip sakant, atsiskleidžia skirtinga mano pusė, tai manau, kad tas ir svarbiausia, kad galiu būti visoks ir nevaržau kažkaip savęs. Turiu nuomonę, tas irgi tikriausiai greitai pasireiškia ir greitai tą bičiulį ar, nežinau, aplinkiniai pastebi. Tai tikriausiai taip, jeigu apie savybės kalbant. Tai gal galėjo kokį pavyzdį iš tos judresnės pusės. Oi, tai nežinau, judrumų visokių buvę. Ar dar besimokančią Panevėžy, ar dabar irgi jau kelintus metus būnant vis tiek didesnę laiko dalį sostinėje, Vilniuje ir ten studijuojant, ne tik studijuojant, bet ir studentaujant. Tai gal pirmais, antrais metais to judesio ir, kaip sakant, vadinamojo, nežinau, barhopinimo ir ieškojimo nuotykių, ne tik, kaip sakant, dienos metu, bet ir naktim, tai tikrai. Dažnas vakaras būdavo su grupiokais, kursiokais, bičiuliais, su kuo irgi tuomet iš Panevėžio atvažiavo mokytis į Vilnių ar visais kitais. Dabar jau gal tokios rimties nusistovėjimo daugiau, nes yra daugiau įsipareigojimų atitinkamų ir daugiau darbo žmonėm dėl žmonių, kur tada atrodo ir kai kitą dieną reikia anksti keltis, tai iš vakaro nebesinori jau savęs gal blaškyti ir... O kodėl? Kartais galėtų ginčytis. Aš galėčiau ginčytis. Aš galėčiau paprieštarauti. Kartais reikia. Kartais reikia, bet paskui įsidienojus, jeigu taip bimbam naktis praleista, tai tada jau popiet kitą dieną jau ir pasidaro sunkiau koncentruotai kažką padaryti. Tai Gal ir nieko. Kartais reikia atsipalaiduoti. Tai galima ir dažniau, ne tik kartais. Tai svarbu balansas. Pavyzdžiui, šiandien, bet mes tau siūlom šiandien važiuoti. Ne, tai dar ne vakaras. Duris atsidaro 6. Gerai, turėsim omeny. Gerai, Ignai. Mes kaip ir daugiau gal pažįstame esam. Ir gal toks ir keistesnis, toks nelabai linksmas klausimas. Bet, kur tu matai save po kokių 3 metų? Po 3 metų? Galiu sakyk 5, žinai, dar pokalbį. Ne, 3. Kodėl visą laiką po 5, 10, aš nenoriu gal tai. Po 6 reikėtų tą klausimą. Dar būtų mažiau ekspektinama. Kur matau? Šiaip matau, jau jaučiu ten pat, kur ir dabar esu, tai kažkur, kas susijęs su visuomeninė veikla, kas susijęs su politika, kas susijęs su valstybės sektorium. Aišku, matau ir pabaigusi 2 pakopos, būtent magistrantūros mokslų studijas ir tada jau tikiuosi bus jau poilsis nuo mokymas, aišku, mokytis visą gyvenimą reikia, bet žodžiu, kas ryšasi dabar su studijom, tai jau... Vis tiek mirsim visą dar ne. Tai va, bet... Arba kvailė. Arba kvailė.
Lietuviškai taip. Tai vat, bet aš manau, nenutolis nuo to pačio Panevėžio, bus dėmesio ir sostinė, jeigu ten vis tiek irgi kažkokie liks įsipareigojimai, bet yra minčių sugrįžti, galbūt, nežinau, jeigu ir pasiseks sugrįžti kažkokius formatus, kas susiję jau su didžiaja, sakykime, politika, ar savivaldybės taryba, ar su kažkokiais kitais projektais, tai minčių tokių yra, nes patirties jau su tuo irgi yra, nu tai žodžiu, per daug nenutolisim galvoju. Tas pats kelias, tik atbiški aukščiau. Nu, tai reikia kilt karjeros laiptais. Tai sakant, tikiuosi grįši, žinai, visą laiką. Norisi, kad aktyvus jaunimas, aktyvus žmonės grįžta į Panevėžį, nes čia tikrai reikia daug ką tvarkyti, daug ką daryti, tai labai gerai. Nu, judesio tai tikrai trūksta, aš ir galvoju, Panevėžį ir va, jeigu, kaip sakant, kolegos, jūs sugrįžta čia būnat, tai atrodo, norisi tada irgi prisijungti ir, žodžiu, kaip sakant, ir draugiškai pakonkuruoti ir tuo pačiu kartu kažkokius projektus įgyvendinti, tai vat. Po truputėlį tik į pirmin. Labai geras požiūris pas tave, matai, toksai yra užsidėgymo labai daug, tokio pabrėžtumo labai daug, noriu, kad būtų viskas čia taip gerai. Nes kartais ir tavo pasiūlytas mintis tokios, jos žiūri fainas ir dabar klausimas, o tai kaip mes dabar padarom? Kaip mes padarom jas? Nu, reikia naglumo, reikia drąsumo, aš manau, kiekvienas panevėžietis, kas čia, tasme, užauga, netgi jo, manau, maksimaliai daug turėdavo tie, kurie, senesniais tais metais, dar, sakykime, po 2000-ųjų, kas darėjo mokyklą, po 20-ųjų, kai dar vis tiek ir gatvėse gal daugiau to tokio ir teigiamo, ir neigiamo judesio būdavo, atrodo, tas užgrūdina, tai, aišku, gal mano atveju aš jau to labai nebemačiau ir to gal tokio irgi panevėžietiško tokio tiesmukumo, galiu taip pasakyti, irgi jau gal mažiau, bet tas, manau, yra mūsų skiriamasis bruožas bendrai, Panevėžio, kad mes, žodžiu, net ir išvažiavę kitus miestus, jo, taip tiesiai šviesiai, nebijom, naglai, jeigu kažko reikia, tai pareikalaujam. Nu, tai taip. Va tuo mes ir faini, taip. Labai fainai, ypatingai, kaip sakyti, tam pačiam Vilniui, pavyzdžiui, mano darbovietėj, tai tų panevėžiečių yra tikrai ne vienas, ne du. Ne 3. Dauguma. Šiaip jų yra daug ir žinant, kad jie ir aukštas pareigas užima ir tikrai pasisekę žmonės, tai norisi, kad ir tie, kaip sakant, sėkmingi žmonės grįžtų į Panevėžį ir kurtų kažkokią pridėtinę vertę, ne tik pasiliktų sostinį. Kaip sakant, sostinė ir taip daug žmonių. Taip, gražinkit mūsų panevėžiečius. Ten tas burbulas susprogt kažkada turi mano galvo, to prasme, nes visi ten suvažiuoja, tai kur ten dėtis, to prasme. Tai. Nes atrodo labai saldu, didelis miestas, daugiau perspektyvų. Bet toliau nuo namų noriu pabėgti. Tai. Ypač jaunam, kas dabar dar tik tais ruošiasi kažkur stoti, tenais galbūt išvažiuoti. Tas saldžiai atrodo, kad didelis miestas, daug varom ir po to vis tiek, grįžtam namo. Nu, bet aš sakyčiau, to ir reikia, to prasme, tu negali visą gyvenimą nugyventi tam pačiam mieste, tau, nežinau, kuo daugiau kraštų pamatysi, tuo geriau ir, to prasme, skirtingų patirčių, kažkokių ryšių, pažinčių, visko apstu visur, tai kol įdomu, kol yra noro, eiti kiaurai, to prasme, viską pasimti su savimi ir tada jau, žodžiu, kai turi kažkokį suvokimą, tada atsisėdi ir pradedi galvoti, čia tą žinau, tai o ką dabar? Tai va, geras klausimas, o ką dabar, tarkim, grįžti į Panevėžį, o ką dabar? Duotuoju momentu? Taip. Tai pirmiausia, nežinau, grįžti, nes namiškius, šeimynas smagu aplankyti, kažkokius bičiulius. Tai čia gal pirmas toks būna didžiausias dalykas. Antras dalykas, jeigu sugrįžti, nežinau, po ilgesnio laiko, tai smagu ir pasivaikščioti ir pamatyti gal kas pasikeitė, kur kokią naują gatvę pradėjo remontuoti, vis tiek rūpi, ta prasme, ir vairuoja ir nenori, kad kažkokių duobių būtų ar kažko. Žodžiu, tokių kasdienių dalykų pamatyti. Trečias gal dalykas, nežinau, po truputį ateina tie projektai, kaip ir Stasio muziejus, kad, sugrįžti, tai gali ir prie to pačio, žodžiu, ir aplankyti dar tos objektus, kuriuose kažkas pasikeitė. Stasio muziejaus atveju paroda, tai irgi atrodo papildomas traukos objektas, ko anksčiau nebūdavo. Tikrai nebūdavo taip, kad, sakykime, žmonės, jeigu sugrįžtų, ar tie patys studentai, tai jie tuo metu ten stovėjusi garso pastatą labai eina ir panašiai, o dabar tas traukos objektas visai kitom spalvom ta vieta, žodžiu, nusidažo ir čia irgi kaip pavyzdys, aišku, aš čia gal proteguoju tą Stasio Eidrigevičiaus menų centrą, bet, šiaip
Šiaip toks, nežinau, pamodernėjęs, susitvarkęs Panevėžys papildomai vilioja, aišku, demografinės tendencijos blogos, bet... Labai blogas. Labai blogas, bet, gal su laiku pasikeis, aš galvoju. Daug dėja. Mūsų pavyzdžiais, ta prasme, jeigu mes rodysim pavyzdžių, tai gal bus geriau. Svarbiausia ant kelio žvesti. Jo, tai pagrindė jaučiu šitie aspektai, dėl ko smagu sugrįžti. Vis tiek, kol įsipareigojama į Vilnių, tai tu tada, sakykim, gal įprastą darbo dieną jau čia tada ir, tada jau galbūt čia dirbti, čia būti reikia, ta prasme, kad, sakykim, visą savaitę nuo pirmadienio iki sekmadienio čia praleisti, bet jeigu dažniau tas sugrįžimo savaitgalys, ar ten, nežinau, vieną kitą kartą ir darbo kažkurią dieną, tai kažkokiais irgi reikalais, tai taip pamatai, pabūni ir toliau į kelią vėl. Į kelią, į darbą, o kas po darbą? Studijos, o ką Studijos, polsis. O kur polsis atsirado? Per to 24 valandų laikotarpį. Polsis, ir sakau, dabar ribotas, kai, sakykime, ir tos pačios magistro studijos paskaitos, sakykime, vakarais, tai... jeigu tu po darbų grįžti, gerai, aišku, būna nuotolį dirbi, tai tada ten tą dieną irgi kažką daugiau gali pasiplanuoti, daugiau spėti pasidaryti, kas galbūt su buitim susiję kažkokiais irgi reikalais, bet, baigėsi studijos paskaitos 9, ir jeigu kitą dieną vėl tas pats laukia, tai tas poilsis tikriausiai, nežinau, maistas, dušas ir lova, žodžiu, į sapnų karalystę. Toks pat kaip ir man. Nieko nesiskiria. Bet, o kaip kitaip, žmonės taip gyvena. Aš, pavyzdžiui, katiną turiu. Jeigu tokias detalės, gerai, aš neturiu galimybių dabar gal prižiūrėti ir turėti kažkokio augintinio. Man katinas ramybės azija atsigala ir viskas man tiesiog užtenka. Ir su katinu užmiegi. Taip, ir miego, ir valgau, ir viską darau su katinu. Katinas valgo kartu. Katinas valgo kartu. Žodžiu, toks... Prie vieno stalo. Buitekas, iš vienos lėkštės. Bet ką ir sakom, buitekas, tai tu grįžti į buiteką realiai po visų darbų. Ja. Tai aš manau panašiai. Manau, dauguma panašiai gyvena. Bet paskui bus laisviau, baigi mokslus, tada vakarai jau laisvi, tu gali, nežinau, vieną vakarą krepšinį, kitą vakarą ten su bičiuliais. Ta prasme, kokybiškai skirti 3, 4, 5 valandas, nes dėl valandos tai tikrai būna, kad labai sunku susiplanuoti, bet vis tiek, jeigu jau skiri laiką norisi kokybiškai, adekvačiai, kad ta prasme telefonas būtų šone, tu eini darai, kas visiems įdomu susirinkus, nežinau, ar kalbėti, ar jau kažkokiais hobiais užsimtai, jo. Čia panašiai, Lorina, kaip mūsų neoficialų susirinkimų atstovybės, varom bowlingą pažaisti, biliardą. Toksai biškai atsipūtimas ir pabendravimas to pačiu ir atsipalaidavimas. Kurio reikia, nes negali visą laiką būti business. Reikia... Taip. Reikia, kaip sakant, ir atsipalaiduoti. Kaip šiandien turim renginį studentam. Biški duosim darbo, bet duosim ir atsipalaidavimą. Bet tai yra, nežinau, vienybės tokios bendruomeniškumo dalis, taigi negali kaip parklys, to prasme, varyti kiekvieną dieną, tik tai vagą arti galima taip įsireikšti, bet reikia, nežinau, buildint tuos ryšius kažkaip. Dabar bent jau po šio vakaro, manau, mums su Laurinu daug ryšių bus, nes turim labai didelį skaičių Maroko studentų, Erasmuso studentų renginiai, tai jau šiandien. Marokas egzotiškai taip skamba, galima sakyti. Realiai, Bet kiek teko bendrauti, jie tikrai labai tokie entuziastingi atvažiavo, duokit pamatyti, einam, noriu patirt, noriu kažką pažiūrėti. Įtraukit ir mane, dabar turim lapkritį sporto mėnesį, pasako kolegijai. Okay. Tai irgi jau jie baladoja man į duris kabinetą ir sako, mes norim, kur mums įregistruoti. Tai iš tikrųjų žiauriai džiugu, kad jie pasirenka to Lietuvą, Panevėžį studijuoti ir dar ne tai, kad sėdėtų savo barakėlį, bet jie visur. Ir ne tai, kad jie norėtų tenais, žinai, kaip būna, atvažiuoja svetimšalis ir jau tenais viską duokit man, aš jau čia nieko nedarysiu. Tai šiais metais labai džiaugiuosi, kad netokie studentai. Bet čia kaip per Erasmusą realiai vis tiek, ta prasme, principas tas pats. Jo, plius minus. Nes yra Erasmusinių studentų, kas turim turkus, ispanus, vengrus. Ką dar turim? Turkus sakiau. Kroatus. Ir dabar dar Marokas. Bet Marokas yra mūsų studentai, ne Erasmusas.
Okay, o tai kaip Marokas, ta prasme, Maroko tie studentai, jie, ta prasme, sugalvoja, kad, studijuosim, mokysimės Panevėžyje? Jau galėsim šiandien paklausti. Nes, kiekvienas, manau, skirtingai, bet kadangi mūsų kolegija irgi ne tik tais Lietuvoje rodosi, kad mes esam Panevėžyje ir kad mes egzistuojam, vyksta ir užsienį, tos pačios karjero dienos, tenais, kaip turim Litexpo. Tai jo. 3-2 dienos vykstančios. Karjeros smūgės, studijų smūgės. Taip, mes taip pat vykstam ir į užsienį. Tai va, Indija visokia, va, tie visi Budapeštai, Bangladešai, nežinau, iš kur dar tenais. Daug. Kontingentas, čia... Tai irgi plečia, rodo kolegija, kad neegzistuoja ir tiesiog... Bet gal sąlygos patinka, gal fainai, tiesiog faini žmonės, pas mus labai faini darbuotojai, tai prikviečia savo mielom šypsenom. Nebūk lauras, būk bakalauras, čia tas tai tikrai įsiminė iš komunikacijos kolegijos. Taip, mes biškit pakeitėm savotiškai, bet garsiai nesakysiu, nes man neleidžia pasakyti. Bet pas mus kabinete šitas sakinys skamba kitaip. Aš turiu pažįstamą vieną Laurą irgi, tai kažkaip jo būdavo irgi smagu, nes pasakęs pagalvoju ir apie jį to pačiu, nes toks vardas. Tai. Prisimenu draugą. O jeigu šiek tiek, galbūt keičiant temą, galbūt einant prie tos tavo veiklos, tiek jaunimo politikai Panevėžyje, labai daug straipsnių, kiek matau dabar paskutinį metą ypatingai. Rašytojas augantis. Rašytojas tiek Facebook postų. Tai į kurią linkmę eini, darydamas, skleisdamas save ir rodydamas save žmonėm Panevėžyje? Tai aš galvoju, gal čia tas rodymas toks visiškai antrailis, trečiailis dalykas gaunasi, vis tiek pirminė tokia žinutė yra, kad iš vienos pusės, o kas jei ne aš, nes, sakykime, ir tas pats sugrįžimas jaunimo reikalų taryba, man jau vieną kadenciją teko, jos darbai pirmininkauti, čia buvo 19-21 metų irgi kadencija, kai iš esmės mes turėjom tada ir tą koronaviruso pandemiją, ir tada, nežinau, posėdžiaudom nuotoliu ir, labai buvo ribotas galimybės kažką padaryti ir aš pats blankiai ten ką labai atsimenu ir, nežinau, ten porą tokių buvo esminių dalykų, ką pavyko padaryti, bet irgi tas, tikrai buvo sudėtingas etapas galbūt visiems, bet irgi iš to gal tokio irgi norėjimo, kad, mes realiai dabar šiom dienom turim tiek daug negatyvo, mes įsijungiam žinias, vien blogos naujienos kažkokios ir tu tada paskesti tam tokiam bendram, nežinau, informacijos sraute, tam tokiam informacijos liūne ir tada atrodo, kad, nieko gero aplinkui nevyksta. Tai nežinau, aš stengiuosi kažkaip, savo komunikaciją ar, sakykime, bandydamas kažkokią irgi naujieną paskleisti, sakykime, nežinau, kažką gero savivaldybė ketina ruošiasi daryti, kas galbūt kilo iš mūsų jaunimo reikalų tarybos iniciatyvos, mes kažkam galbūt pasiūlėm didinti finansavimą, nuėjom ten naglai diskutavom ir tas dalykas, žodžiu, išsipildė, tas finansavimas padidės, tai ir to norisi akcentuoti tokius dalykus, nes yra, maža dalis, bet vis tiek ta dalis egzistuoja, kam tai rūpi, nes labai sudėtinga galbūt, turime sudominti kiekvieną žmogų, jeigu jisai turi savo kažkokią, sritį, kurioje kažko siekia, tai tavarsime, nebus galbūt kažkokie tie procesai, projektai, jaunimo, dar kažkas bendrai jaunimo politika, aktuali sportininkam ar menininkam tiek daug, bet bus kažkokiai daliai, tai tas veiklos laukas, kuriame tie žmonės gali pasireikšti kažko siekti, gauti naujų kompetencijų įgyti ir jo. Žinau, kad tas sritis labai įdomi mokytojam, ypatingai, kurie siekia tas dar plus profesijas, tai kiek žinau iš Panevėžio. Tikriausiai, jo. Yra mokytojai, kurie, neapsiriboja vien mokyklą, čia labai gerai, nes tada, tų mokytojų mokiniai, aš manau, visiškai kitaip tada irgi pradeda žiūrėti pasaulį, kai mokytojas pats pasidalina savo kažkiek patirtimi ir pasako, kad žiūrėkit, nėra taip viskas blogai, aš pats, ta prasme, ne tik jūs ugdydamas čia, bet ir, žodžiu, po pamokų, po darbo, ten irgi skyręs atitinkamą kažkokią dalį laiko šeimai, dar suspėjau kažką, žodžiu, nuveikti dėl Panevėžio gerovės. Tai man čia labai gražu ir kažkokį tokį, nežinau, resursą laiko galėtų paskirti kiekvienas, aš galvoju. Tuosme, tau nebūtina eit kažką siūlyti ir panašiai, bet nežinau, tu nežinau, nuėjęs ten į tos pačius ten
beglobių gyvūnų kokią prieglaudą namus ir ten paukojęs kažką, nežinau, ten kaip būdavo mokykloje, kad irgi turėdavom tokias akcijas išvykstamasias dienas, kad, sakykime, dabar prieš vėlinės irgi vėlinėm artėjant, eidom į kapus aptvarkyti apleistas vietas kapinėse, sugrėbti lapus, tų rudeninius ir visą kitą, tai čia atrodo jo toksai nelabai gal norimas kažkoks darbas ir toks, jeigu per prievartą, tai tuo labiau, bet paskui, jeigu kažkaip ta idėja ateina, nežinau, būnant jau suaugusiu ir tu tiesiog kažką nori gero padaryti, tau nereikia, sakau, stebuklo tau užtenka prisidėti prie to, kas tikriausiai vyksta kiekvieną dieną ir kas aktualu, ta prasme, gausybė aplinkui, visiems aplinkiniam. Tai jo. Žinai, tas geras grįžta geru, tu padarai ir tau vis tiek ateina tas geras grįžta, ir tau ant dušas gera. Aš manau, jo. Geras visą laiką grįžta. Čia yra... Blogas irgi dvigubai. Blogas galėtų negrįžti dvigubai. Yeah. Ir apie blogą noris pamiršti greitai, tada irgi kažkaip. Taip, bet niekada nepamiršti, nes neleistų pamiršti. Tai va, čia tas dalykas, ką ir sakiau, kad čia, irgi tas pats pavyzdys, kad tu padaryk 10 gerų darbų, gal 1-2 ten kažkam surezonuos plačiau, jis padaryk vieną blogą darbą, permuš visus tos 10-100, ta prasme, ir atrodo, bus jau kažkokia žinutė, asociacija su tuo žmogum, su tuo blogu darbu, ta prasme. Ja, bet čia labai daug tokių yra. Jo, čia toks etiketės užkliavimas gaunasi, ypač politikam tas aišku aktualu, bet nežinau, čia tikriausiai tokia realybė ir tu su to susitaikai. Čia kiekvienam žmogui, manau, taip, ne tik viešas ar neviešas asmuo, bet, Viešam asmeniai gaunasi, kad taip... Didesnė dalis tiesiog sužino. Taip. Didesnė dalis ir daug didesnė dalis laiko tą kažkokią pyktį arba įnešę. O jeigu privačiai, tiesiog esi žmogus dirbantis darbą, tai nebent, nežinau, draugai, šeimos nariai. Esmė vis tiek, kad tave vertina palei tavo blogus darbus. O kiek tu geras padaręs, nelabai kam ir rūpi. Bet čia kitaip ir nebus, tu negali būti vien gerų darbų padaręs. Iš tos pusės niekam ir nebus visada, niekad visiems nebūsi geras. Tai aš manau, čia kiekvienas atsirenku ir aš ir tada atrodo, iš kitos pusės galbūt kartais kaip su manim pasielgia, taip tada atrodo, tu irgi atitinkamą kažkokį santykį ar kažkokį ženklą duosi. Tau irgi kas. Čia jo, iš kitos pusės taip, arba jeigu kažkas irgi paslaugą padartų, tu irgi žinosi, kad man galbūt buvo sunku tuo momentu, bet tas žmogus man padėjo, tarsi ta pagalba. Aš noriu dabar padėti tau. Tai ta pagalba gal buvo, nežinau, itin maža, mizeris galima tai pavadinti, bet vien tas parodimas, kaip sakant, ženklo. Iš karto. Ką? Surezonavo savoką. Nieko, čia viskas gerai, čia taip turėjo būti. Čia buvo planuota. Tai va. Tai irgi tada tas parodimas kažkokios tokio palaikymo, tai irgi žinosi, kad ir pats gali. Palauk, pauzė. Man tai mizeris nebuvo kažkoks tas žodis, kad negalima sakyti ar negalima. Galima, aš ir vakar tai girdžiu. Ai. Aš pagalvojau, grinai sureagavai, kad shit, iškirpti reiks. Čia ne mano darbas. Žodžiu. Kažkaip sumontuosit. Ne, viskas gerai. Šiaip. Tęsim. Net nebuvo nutrūkę, čia viskas vyko sklandžiai. Ką žinau, tu kur nukirpti. Nes nekirps nieko. Žodžiu, ne, jeigu rimtai. Kas rimtai? Juokint mane. Ne, šiaip, norėjau dar paklausti tavęs, bet čia buvo pokalbis ant pokalbio ir nuslinko mano mintis. Kuo skiriasi studentai Panevėžyje ir Vilniuje? Bent jau kaip tu pastebėjai. Aš dabar sėdžiu tarp studentų Panevėžy, pats būdamas studentas Vilniuje. Tai va, dėl to ir klausiu. Okay. Su Panevėžio studentais tu labiau savas, tikriausiai gal jautiesi grįžęs į Panevėžį, ta prasme, tau greitai toksai, common sensas vėl atsiranda, kad savaime supranti dalykus ir jeigu yra kažkokie, nežinau, Panevėžio akcentai, apie kuriuos eina kalba, tai tu kaip žuvis vandenį jauties tada, žodžiu, apie tos akcentus kalbėdamas. Galim kalbėti. Tai, tarsi, labai lengvas priėjimas, aš galvoju, o Vilniuje vis tiek, kai, sakykime, jaučiasi tas skirtumas, kai suvažiuoja iš labai skirtingų tų regionų ir miestelių, kaimelių, žodžiu, bet kur.
Tai, tai pasijaučia, ta prasme, kažkokie jo aspektai skirtingi, kad vienų vienoks požiūris, kitų kitoks, tada atrodo, šiek tiek gal prisitaikyti jau nori, pasižiūrėti, kaip kas irgi reaguoja. Kitokie akcentai ypatingai pastebėjau darbovietėj, tai pavyzdžiui, labai įvairių žmonės, labai iš įvairių regionų suvažiavo. Šitas pas ir studijas yra. Bet va taip ir būna, kad grįžus į Panevėžį, tai atrodo grįžti ir į tą akcentą tokį, ta prasme, kad, vėl... Bet įsimušė į Vilnių savo akcentą. Jo, taip. Per pirmą kursą, man atrodo, kur buvo pirmas reakcijas, kad grįžau, tai, tu čia jau kažkaip net taip šnekėjai. Kažkas to taip padarė. Kažkas tam negerai yra. Jau viskas, nebesavas. Nežinau, mokytis. Bet šiaip, jeigu apie skirtumus, nežinau, didelių kažkokių nėra, bet va čia gal toks esminis man labiausiai, o daugiau, daugiau visi ta prasme, nežinau. Ta patį darom, tai panašias pramogas turim, panašiai laiką leidžiam, jeigu konkrečiai esam tam studijų laikotarpį, tai nežinau. Visi faini, visiems viskas gerai. Gyvenam gerai. Šiaip tikrai gerai gyvenam. Ne, taip. Gerai gyvenam. Dabar kaip ten kai kurie sakytų, aš irgi realiai mūsų aukso amžius. Palyginus, kas buvo 90-ais. Čia aš vakar skaičiau vieno irgi pažįstamo įrašą Facebook'e, tai buvo palyginimas iš ekonominės pusės padėliota, bet ir man visai įsiminė, nes pats pagal, sakykime, išsilavinimą ekonomistas, tai kaip, nežinau, čia 2015 ar kuriais net 16 metais Monika Šalčiūtė sakė, čia ateis laikas, ta prasme, čia mes įsivesim eurą, čia bus 1 litas prie 1 euro santykis, ta prasme. Tai gal 14, man atrodo. Kažkas nes 15 sausį įsivedė. Taip, bet gal tam ir palaiko jau buvo jau tendencijos. Esmė ta pati, 10 metų atgal, žodžiu, ir dabar 25 metai ir mes iš esmės nuo kitų metų turim, kad didėja minimali mėnesinė alga, ten berods, virš 1000 eurų, ta prasme. O tais metais 14 dar irgi litais buvo virš 1000 litų, ta prasme, minimali alga, tai atrodo iš tos pusės, čia 1 euras prie 1 lito, bet iš atlyginimų pusės, tai čia žiauriai tada gerai, kad mes tokį šuolį padarėm per tiek metų. Pasižiūrėjus, jeigu norim žiūrėti iš negatyvios pusės, jinai irgi netgi netokia skaudi, nes jeigu, nežinau, tais laikais ten kavos puodelis 8 litus ar 7 kainuodavo, jis nepabrango, jis iš esmės ir dabar panašiai kainuoja, ar net pigiau. Jo. Dabar 4,9. 5 eurai. Tai atlyginimai, tarsi auga per tiek laiko, o kai kurie, arba kai kurie produktai, tai, jų kainos nepasikeitė ženkliai, tai aš manau labai geras dalykas. Tai tikrai, aukso amžius, sakyčiau. Reikia tik neužleisti aukso amžiaus, o kažkaip vystyti. Pagal ekonomikos augimą, tai taip, aukso amžius. Bet, žinai, kam blogai, tam blogai bus prie visko. Kas moka džiaugtis, tas moka džiaugtis ir mažais dalykais. Tai nes net ir tais pensijų kilimais, kad kai verkia kai kurie, ką ten prideda po 20 eurų, bet pasižiūrėkime, kiek mes turim pensinį amžių žmonių ir visiems po 20 eurų, kai prideda, tai gaunasi labai didelius sumas. Taip. Tai reikia džiaugtis, kad nors ir tiek duoda valstybė. Taip. Bent jau iš tos pusės. Bet kaip yra sudėtinga, kai tau reikia išdalinti, žodžiu, kaip sakant, kapšą pinigų visiems. Aš įsivaizduoju, jeigu, sakykime, man reikėtų, ir interesų krūvoju, tai nežinau, statutiniai pareigūnai, gydytojai, mokytojai, valstybės tarnautojai, N+K, žodžiu, tokių specialybių, kur, to atlyginimo reikia reguliaraus, nuolatinio, kad ir nepadidelio, bet, žodžiu, kad jaustųsi impulsas, kad ta profesija, jai yra skiriamas dėmesys ir žmonės toliau norėtų tiek ją mokytis, tiek tada iš jos išgyventi, dirbti ir visą kitą. Tai, kosmosas, kai paskaitai pasižiūri, atrodo, čia, žodžiu, politikai nenusprendžia, čia nieko nesugeba, bet, nežinau, jūs kiekvienas, ta prasme, atrodo, atsisėskite jų rogės ir pabandykite irgi, taip, su krūva interesų padaryti. Nėra ten paprasta kažką. Faktas. Nes labai daug yra intereso grupių, o tos intereso grupės yra pakankamai stiprios. Tai tas ir gaunasi, kad su vienais šneki, kaip ir sutari su kitais, bet kiti ateina vilkai, kitaip šneka, tai... Vieniems svarbiau gynyba, kitiems svarbiau mokyti, tai taip pat švietimas. Žmonių tiek nuomonių, tai čia... Taip. Tiesiog, kad jie sprendžia už mus visus, tai jiems dar daugiau atsakomybė einant to. Bendro kažkokio kompromiso reikia ieškoti, o tas dažniausiai užima labai daug laiko. Bet čia ir gyvenime lygiai tą patį galim sakyti, kad irgi kartais norint prisiderinti prie bet ko, tai
Ar ten šeimoje atsitiko kažkokia situacija, tai vėlgi vienas nori daryti vienaip, kitas nori kitaip ir tu tiesiog bandai kažkokį kompromisą atrasti tarp to. Kaip sakant, valstybė ir šeima panašiai. Nu jo, kaip sakė, aukštas ir gražus, gerovės valstybė. Taip. Tebūnė. bet nenaikim gal labai didžiojo politiką, nes čia, kaip sakant, prisidiskutuoti galima. Ne, tai va geriau patylėt, būsim protingesni. Bent jau man, nes aš ten nieko nerūpiu. Apie jaunimėlį galima kažką, nežinau. Apie jaunimėlį. Gerai. Ką planuojam jaunimo reikalų taryboje ateinančiais? Kada baigsis 20, dabar 7 pavasarį kadencija. Kadencija baigėsi. Tai ką planuoji padaryti iki kadencijos pabaigos, pirmininkė? Ok, tai šiaip jo kandidatau su daugybė tokių ambicingų idėjų. Viena, jeigu ambicingiausia kalbant, tai žiūrint, ko galbūt labiausiai reikia ir kad tuo dalyku galėtų tikrai skirtingos jaunimo grupės pasinaudoti, aš sakyčiau, vakariniai miesto dalyje atvira jaunimo erdvė. Bet čia yra toksai projektas, kur bet kokiu atveju savivaldybė tiesiog neturės, logiškai žiūrint, tiek išteklių, kad pati savarankiškai 100% tą dalyką finansuoti, nes patalpų šiai dienai irgi laisvų nėra, kur tas centras ar erdvė galėtų įsikurti. Tai reikia bendrauti su verslu? Reikia bendrauti su verslu, iš kitos pusės egzistuoja projektinės paraiškos visokios, tai čia irgi yra resursas, ta prasme, administracijos, kad mes galbūt kažkokį impulsą duosim, vis priminsim apie tą dalyką, jūs ieškokit galimybių, kaip tą paraišką parašyti, nes tada tampa viskas lengviau, jeigu, nežinau, iš ES, šių sanglaudos fondo ar panašiai, ta prasme, finansavimas atkeliauja 70-80%, vadinasi, lieka savivaldybė prisidės savarankiškai, sakykime, 20%. Tada jau savivaldybė, kaip organas yra pajėgi, žodžiu, atrasti lėšų biudžete. Tai čia jeigu apie tokią max ambicingą idėją, bet yra daugybė tų tokių minkštųjų priemonių, kurios irgi paliečia labai didelę dalį jaunų žmonių. Tai jeigu mes kalbame apie projektus, kad tai vėlgi irgi finansavimas didės bet kokiu atveju. Yra ta pati jaunimo užimtumo integracijos darbo rinką programa, čia irgi keliais tūkstančiais, gal 5 mažiausiai. Bet tikrai... ar jin sėkminga, nes kiek teko girdėti, ten tiesiog įmonės priema, bet susirenka pinigus, bet po to... Bet šiaip idėja yra ta, kad tai daugybė atveju darbuotojai nebelieka, nes ta programa skirta nuo 14 iki 29 metų ir dažniausiai dabar irgi įmonės nori vis tiek 18-mečiai, sakykime, jeigu tai yra vasara prieš 12 klasę, tai logiška, jie įgys kažkokių kompetencijų, pamatys galbūt ir daug kas ir ateina su tuo noru, bet jinai tam ir iš dalies yra skirta, jeigu mes žiūrime iki 19 metų, kad tada mokinys vadinasi per tą vasarą padirbėjęs, gavęs tą darbo vietą, jo bus pasitikėta, jisai pamatys, ar jam tas sritis patinka, sakykime, kas jeigu su pramonė, su inžinierija kažkokia, su, nežinau, slauga ar ten dar kuo, iki mokyklinių tuo pačiu ūkdymu, nes tie patys irgi darželiai tikrai ieško specialistų ir vasarom tikrai būna laikinai priema. O jeigu tai mes turim studentus arba turim tuos, kurie, sakykime, deklaravę irgi savo gyvenamą vietą Panevėžy po studijų grįžta, tai jie tada pilnai gali pasinaudodami šitą programą, žodžiu, surasdami, kad savivaldybės administracija padėdama surasti tą darbo vietą per tą programą. Tada jau tas žmogus gali įsitvirtinti ir likti, žodžiu, darbo rinkoje ir aš manau, čia tas skirtumas yra labai gerai. Nes, sakykime, ir šiemet pasižiūrėjus dalyvių buvo 63, sakykime, išnaudojom beveik visą finansavimą, tai buvo 25 000 iš savivaldybės, žodžiu, biudžeto lėšų ir 10 000 iš jaunimo reikalų agentūros, ten irgi buvo projektinės paraiškos teikimas ir finansavimas. Tai čia irgi tokia priemonė, bet aš noriu dar kelias esmines paminėti, kad bendrai jaunimui skiriamų lėšų, tos poreikis tikrai ir pats poreikis auga, bet ir tada tos skiriamas lėšos auga, tai jeigu mes turėjom 22 metais, 20 iš vis gal ten nesiekė net 40 000, būtent, sakykime, tą vadinamą jaunimo eilutę, kas po kuo palenda, sakykime, visos tokios minkštosios iniciatyvos. Dabar mes turim 25 metus šiemet dar, bet kitais metais, jeigu žiūrint, tai vėlgi tikriausiai bus apie 30 000 tos programos įgyvendinimui, vien tada ta programa net nepalenda po jaunimo eilutę, tai vadinasi visai atskirai jaunimo eilutė bus apie 50 000 su viršum. Kas dar vienas projektas, tikiuosi, pasieks dienos šviesą, yra delikventinio jaunimo elgesio, irgi ten tokia kaip, neskatinimo, bet, sakykime, užimtumo teikiama savivaldybės projektinė paraiška, kur bus skiriama 60 000 irgi eurų ir, sakykime, taip sudėjęs iš skirtingų eilučių tas visas priemonės, kurios vyksta, ta suma gaunasi jau pakankamai irgi nemaža ir tada
palygini su buvusiais metais, tai matai, kad dalykai juda į priekį. Aišku, grandioziniam projektam reikia ne 3 mėnesių, bet metų ir 3 metų, kad jie, žodžiu, iš idėjos, iš diskusijų virstų jau tada ir konkrečių rezultatų, bet mūsų tokia ir idėja, nepamirštų visų minkštųjų priemonių, bet kelti ir tas tokias didelės mintis. Ne tik ir laiko, kad pamatytum, kad atsiranda kažkoks rezultatas. Taip. Tai va, tai irgi projektai, programos, nežinau, kas dar aktualu. Aišku, čia ta dalis tikriausiai, kam tai aktualu, vis tiek tas tikriausiai aktyvesnis jaunimas, kas veikia organizacijose, kas mokyklose aktyviai veikia, tos pačios jaunos šeimos, kurios irgi gali tuo pasinaudoti. Tai tokie visi dalykai. Ir žiūrim, ką toliau. Šiaip mano dar idėja yra skatinti studentų pritraukimą ir manau, mes irgi apie tai diskutuosim ir stengsime, žodžiu, padaryti taip, kad jeigu mes turim dabar savivaldybei, kad yra skiriamos stipendijos, pasirašomos sutartis, ar ta pati Respublikinė Panevėžio ligoninė irgi kviečiasi pas save ir skiria finansavimą gydytojam, tuo labiau tada rezidentam, kurie čia grįžta irgi gavę finansavimą čia dirbti, gauna būstą, apgyvendinimą, žodžiu, ir pasirašo sutartį. Tai panašiai kaip dabar inžinerinės pakopas, labai tiek įmonės duoda, tiek valstybė duoda tą stipendiją. Yra mokytojai dar, bet kokia irgi mano dar esminė idėja, mes turim labai daug Panevėžy, šiaip visų kitų biudžetinių įstaigų, kurios yra tokios nišinės, nežinau, kaip pavyzdys tas pats Stasio Dirgevičiaus menų centras, nežinau, Kraštotyros muziejus, kažkokios irgi, sakykim, tas pats iki mokyklinis ugdymas, kur irgi daugiau dėmesio galėtų būti. Tai paėmus tas nišinės sritis, tikrai reikėtų praplėsti studentų pritraukimo, padaryti tokią labiau gal centralizuotą, kaip aš bent jau matau programą, kuri padengtų ne tik mokytojus ir gydytojus, bet ir, sakykime, jeigu išvažiuoja studentas mokytis, studijuoti istoriją, tarkim, vadinasi ta specialybė, jinai tikriausiai bus aktuali darbui tada muziejuje, darbui ten, kažkokiuose panašiuose, panašiuose srityse. Tai tada, vadinasi, savivaldybė pilnai gali irgi įsipareigoti, pasirašant sutartį, sakykime, kad grįžus po bakalauro ar po magistro studijų, žodžiu, tas jaunas žmogus 3 ar 5 metus tada dirbs pagal poreikį tame muziejuje ar kažkur, nes tie poreikiai nėra dideli. Faktas, kad tie darbuotojai, sakykime, biudžetinėse įstaigose taip drastiškai nesikeičia, kaip auga mokytojų poreikis ar gydytojų, vadinasi, nereikės per daug didelio finansinio kažkokio resurso, kad tas sritis tada padengti ir kad Panevėžys bent jau ten neturėtų absoliučiai jokios problemos ir būtų kažkoks 1, 2, 5, 10 žmonių pritraukimas į skirtingas įstaigas pagal poreikį, kokį tą poreikį išsako tos įstaigos ir panašiai. Ar yra noras iš savivaldybės? Dar nežinau, mes šitų diskusijų neinicijavom, nes pirminės idėjos buvo labai apsitvarkyti daug dalykų, kas susijęs su reglamentavimu, su atnaujinimais visokiais, tos pačios irgi užimtumo programos, su finansavimu dabar, kai jaunimo eilutė artės, reikės padiskutuoti, kaip mes dar kai kur padėliosim, padalinsim galbūt pagal poreikį tuos išteklius. Tai čia jau nuo 26 tikrai startuos diskusijos ir aš labai sieksiu, kad, jeigu ne 27, bet kad ir, sakykime, po mūsų kadencijos, vis tiek tu nori po savęs palikti kažką gero, palikti kažkokią dalį aukščiau, kas padaryta, kad tada kiti atėję galėtų nuo to atsiremti ir tęsti tos dalykus. Čia iš tikrųjų geras dalykas, nes mes tikrai turim tų mokinių, kurie labai gerai mokosi ir tiesiog nesinori jų paleisti, kaip sakant, į kitus miestus. Čia labai logiška, jeigu, ta prasme, Vilnius... Tiesiog tokia priemonė, kur galima tiesiog pasinaudoti. Man atrodo, ir kiti miestai irgi turi tokias priemonės. Jo, sakykime, tie patys Šiauliai irgi plačiai teko pasiskaityti, pasianalizuoti labai skirtingas sritis, siekia pritraukti tos pačius irgi inžinierius. Aišku, tu negali verslo įmonių subsidijuoti, nes čia tada, nežinau, ateis su antrankiais išves kažką iš savivaldybės, bet kai mes turim, sakau, kas savivaldybės pavaldume yra, daugybė tų įstaigų sričių, tai ten tikrai gali būti dėmesys ir, jeigu Vilnius sugeba irgi, krūvai studentų irgi suteiktas tokias stipendijas, kas mėnesį ten 300-400 eurų papildomai, tada vos tuo labiau, tada bakalauro metais gali net nedirbti, jeigu kažkoks dar finansinis palaikymas iš tėvų, artimųjų pusės, gauni stipendiją, galbūt iš universiteto dar vieną stipendiją, jeigu pedagogas studijuoja irgi gauni. Labai viskas, kai susidedant, tada pamatai, kad galima, ta prasme, adekvačiai siekti tų kažkokių siekto išsilavinimo tikslų. Bet tada, aišku, pabaigęs mokslus, supranti, kad, dabar kažkokį reikia resursą savo jau atiduoti už tą visą gėrį. Bet čia, aš manau, labai logiška, geras gerumu, ta prasme. Faktas. Nes svarbiausiai, žinai, geros mintis, o kai daug apie jas galvoja, jos realizuojasi.
Aš manau, bus čia konsensusas ir kažką pavyks padaryti, praplėsti, pasiekti, kad būtų daugiau dėmesio, nes, reikia žiauriai jaunų žmonių Panevėžiui, reikia ir naktinės ekonomikos visos, visko reikia. Naktinės, dieninės, visokias. Ne, jo, šiaip jaunų žmonių, aktyvių, gal net taip galima traktuoti aktyvių, su noru kažką daryti žmonių tikrai trūksta. Nes jie tiesiog... Kaip ir tu minėjai, daug pamatyti nori, daug aplankyti nori, kažkur kažką nuveikti ir jeigu jie tikrai labai tokie faini, tai jie grįžta į Panevėžį. Ir klausimas ta naktinė ekonomika, nes naktinė ekonomika vis dėlto yra paremta studentais, kur pagrindė ir eina. Kiek patirties. Kur atsiranda paklausa, ten atsiras ir pasiūla. Tai ir yra labai noras didžiulis, kad tas atsirastų, bet aišku, čia jau jaunimo reikia, kuo daugiau jau. Bet dabar, kaip Greta minėjo, iš Maroko studentai, aš manau, gali palaikyti tą naktinę ekonomiką. Drąsiai, manau, jie drąsiai. Pažiūrėsim šiandien, žiūrėsim, kiek jie... Kiek šiandien apyvartos padarys. Jo, norėjau kitaip įsireikšti, bet turbūt mane iškart užpypintų Čerlandas. Jo, ne, šiaip žiūrėsim, kaip šiandien vakare mums seksis, tai Ignai gali užsukti pas mus šiandien. Tai svarbiausia kvietimas yra, kai kviečia, tai tada labai gerai. Drąsiai, prašau, drąsiai, vis tiek smagu. Smagu, kai yra tokie žmonės, kurie nepabūksta ir grįžta atgal, ten, kur užaugo, su savo tom visom genialiom idėjom, mintim. Ne tai, kad išvažiavau, turiu idėją, dabar studijuoju, aš galiu ten taigi muštis. Tu grįžti čia į Panevėžį, darai Panevėžį geresnį. Aišku, tas grįžimas dar toksai vieno kojas, kaip sakiau, vis tiek svarbiausia gera pradžia. Svarbiausia pradžia, nes vis tiek darbas mokslai dar Vilniui, bet tikrai netmetu tos idėjos, kad ir abiem kojam čia galima irgi sugrįžus vėl atsistoti. Tai iš kitos pusės žymiai yra ant dūšios, mieliau, smagiau daryti dalykus čia, kur atrodo tu savo laiku tos sritis, kurios tave domino, tu matai kaip vyresnių iš tos dalykus, kažko siekia, kažką daro ir tada tu tais dalykais pats pasinaudoji. Tokiais pavyzdžiais. Jo, tie tokie gerieji pavyzdžiai, kurie gal irgi visi išvažinėjo, išsilakstė ir daug kas iš jų net ir nesugrįžo. Tai atrodo gal, kas irgi suprantama, nes, nežinau, žmonės, jeigu atranda laimę ir meilę ten kitam mieste, sakykime, ir pradeda kažką irgi jau tenai kurti, tai tada tada to resurso čia mažiau bus norėsi skirti, bet man tai tikrai kol kas mieliau, smagiau. Čia, žodžiu, kažkokias gerasis patirtis idėjas parsivežtos ar iš kitų miestų, ar iš to pačio užsienio pritaikyti, žodžiu, čia, nes vis tiek teko ir moksleiviam, ir jaunimui atstovauti. Ar mes kalbame apie Jungtinės tautas, apie Baltijos jūros šalių tarybą, apie Europos moksleivių sąjungas vienijančią organizaciją, kur kontrolės komisijos nario pareigas užėmiau irgi čia prieš dar porą metų. Tai buvo tų irgi idėjų, ką parsivežiau ir atrodo, kaip ką pamatai, kas kitur vyksta. Svarbiausia geros tos tokios įžvalgos, patirtis. Viskas į naudą, dabar tokia einanti pabaiga mūsų tokia linksma gaida. Ką tu, Ignai, palinkėtum studentam? Bet tokia faina, tokia, nelabai negrūzink tu jo. Tai dėstytojai būna sugrūzina studentus. Ne, mūsų dėstytojai patys geriausi. Tai aš bendrai, ne apie kolegijas, tik tai. Kažką tokia, kur... Užmotyvuok, taip. Kažką linksmą. Reikia netingėti eiti tūsinti, nes būna kartais tingisi jau. Tai čia, manau, yra geriausia dalis studijų metu. Kaip mūsų direktorius sako, ne tik studijuokit, bet ir studentaukit. Taip. Tūsintis tai yra. Jo, tai šitas dalykas, nes su laiku, aš gal ant savęs pastebiu, kad kažkaip aptingsti, kažkaip čia neramiau gal kažko norisi. Aišku, čia man dar ne tie metai, kad aš aptingt turėčiau, bet kažkokių tokių būna gal iš šono minčių. Ką palinkėt? Nežinau, išlikit savimi ir nebijokit daryti gal iš pradžių dalykų, kurie atrodo nesąmonės, bet paskui vis tiek kažkaip gero iš to gaunas. Gero gal tik tai jum, bet ir vis tiek, tada nuo to jūs ir paaugot, nuo to kažką pasiemat, tai čia
ar sąmonės, ar nesąmonės, rizikuokit, bandykit, kad būtų paskui ką prisimint, nes vis tiek, manau, pas kiekvieną būna tokių minčių, kur gailimės, kad kažko nepadarėm, tai aš sakyčiau, kad, ta prasme, čia jaunystė yra tas etapas, kai rimtiem reikia, aišku, pabūt, kad kai kažko galbūt siekiam ar kažką atstovaujam, bet kada esam su savo mylimais artimais žmonėm, tai, tikrai, žodžiu, skirdėmėsi jiems, skirdėmėsi savo, leisti savo, galbūt mąstyti galvo, daryti tai, kas šauna į galvą, tai, žodžiu, išeiti out, būti crazy. Čia aš neskabu visiškai crazy, bet mes visi suprantame, apie ką kalbam. Yeah. Ypač vakarais. Rynai. O ką ne? Mūsų dienas, mūsų naktis. Taip. Tai va. O ką jūs palinkėtumėt? Kažką originalaus, nes aš norėjau originalaus kažką, bet labai gal gavosi. Bet gavas nuo dūšės, natūraliai. Bet čia svarbiausia, tu bėgant laiku, tu supranti, kad tie dalykai veikia. Taip, ta prasme, paprastumas yra gerai. Taip, ir tą, ką sakydavo, gal, man vyresni, galvodavai, čia nusišneka, tipo, nežino jo, bet, visą tai paskui kažkaip surezonuoja laikui bėgant, tu pats pamatai, kad dabar aš gal taip jaučiuosi, kaip man tas žmogus sakė, kad jaučiasi tuo metu, tai man atrodo, kad tarsi tos auksinės taisyklės, kurios atsiranda, tai jos ir atsiranda, nes tai kažkiek pritaikoma visiems. Ne iš oro. Tas žodis daugiau tūsinti yra geras, nes jeigu tu to nedarysi, po to tu jau nebegalėsi to daryti. Galėsis po to. Tai jau geriau naudokis laiką. Taip, šiaip ko galėčiau savo studentam, būtent mūsų kolegijos studentam palinkėti, būkit, prašau, aktyvus. Aktyvumas labai reikalingas. Aktyvumas yra gerai, tai plečia akiratį, plečia bendravimą, ryšius, naujas pažintis ir mes tikrai turim labai daug smagaus laiko ir greičiausiai dar nei vienas nesigailėjo su mumis praleidę daugiau laiko, tai pabandykit, nepatiks, nebebandykit. Reikia kažko gyvenime norėti, aš galvoju, čia jeigu tas aktyvumas, čia mes nekalbam tik apie kažką eiti, siūlyti ir panašiai, tiesiog jeigu sportuokit, dar daugiau, dar stipriau, jeigu ten, nežinau, grojat, dainuojat, nebijokit kažkur sudalyvauti, irgi parodyti save, tai čia palenda viskas, ta prasme, svarbiausia kažką daryti. Taip, svarbiausia, kažką darykit. Taip, manau, čia yra geriausia. Taip, tai su ta gaida. Mes sakome jums visą gerą. Ačiū dar kartą, Ignai, kad atėjai. Ačiū labai, kad pakvietėt. Šiltas jaukus pokalbis. Toks fainas. Ir mūsų šviesų. Ate visiems. Visą.